Labą dieną, 15 laipsnių. Mes turim Tomą šičia, turime Simą, Paulių ir Mykolą. Ar yra mergaičių, Simai, pas mus šičia šiandien? Ne. Ne? Tik viena. Kokia? Mama. Mama? Ir dar yra Pukė. Vienintelės mergaitės, ar ne? Nesiskaito Pukė. Nesiskaito Pukė? Išuo. Tai šiandieną yra vyrų diena, ne? Ką? Sodybos vyrų diena šiandien. Tomai, ką šiandieną veiksim, ką? Nežinau. Nežinai? Nesakė tu nieks dar? Ne. Lauki, kol pasakys? Nelauk. Nelauki? Ko lauki? Namo važiuot. Namo važiuot? Supratau. Svajonės yra kaip ir pernai nepasikeitusios. Nu, vaikėjai, šią vasarą pirmas darbas, arba šiais metais pirmas darbas. Jo. Įdomu, koksai bus? Ką? Vibruosim žemę. Vibruosim žemę, nes virvo plokštė atsirado. Gerai. Jūsų darbas dabar yra toksai. Šičia, visą šitą teritoriją reikia surinkti akmenis, nes šičia mes kasinėjame ir jie visi dabar po lietaus pasimatė. Visus akmenis, paskui tos duobės, kurios šičia yra, kur mes kasėme. Čia atvešio žemių reikės su šiupeliais išlyginti ir su vibro plokšte pravibruoti. O kas vibruos? Vibro plokštė. Gerai. Ja, Ką? o koks žmogus? Tomas vibruos su vibro plokštė. A. Gerai. Tai Simas ir Paulius pagrinde užsiims akmenų rinkimu. Bet to pačiu Paulius ir šiupelį atsineš, ir Mykolas atsineš šiupelį. Ir lyginsite žemės, kurias aš atvešiu, gerai? O Simas tik tais akmenys? Jo. O paskui, kai šitą teritoriją baigsime, tada eisime tenai, vat, ten toliau link namo, į tą tarpą. Ir nu, ten visur, bent žodžiu, kur kasim, kur vamzdžius dėjom. Ar suprato darbą? Gerai.
kas čia gavosi pas mus? Jau kaip ir tos duobės atrodo nebėra. Tos linijos nei taip, bet va čia vat matosi duobė. Ir aš manau reikės atsivaryti eskavatorių ir kadangi su traktoriu kaip papili nubraukė, tai nusibraukė ne tik į duobę, bet ir aplinkui. O aplinkui man nereiktų kalnų. Tai su eskavatoriu biškį prabrauksiu į šitą vietą, galėsiu virvulokščia pravažiuoti ir bus geriau. Ir va čia va toks bordakas irgi reikėtų palyginti. O šiaip tai jau daugmaž gerai. Man netinka dar, bet jau beveik. Šiandieną, man atrodo, jau turėtų tikti. Mes atidirbom 1 valandą, liko dar 3. Dabar pertrauka. Šiandien dirbsime valandą, dirbam valandą ne. Kaip ir sena programa buvo senais laikais. Tai vad gaunasi 4 dirbame, 4 laisva. Toks tai planas šiandieną. Su šitą žemę darbuojamės ir žiūrėsime, kiek čia dar truksim. Nu, aš manau, kad dar valandykę, maks dar 2 turėtume baigti. Einu kurti eskavatorių. Čia biškį pasilgsiu tos eskavatorius. Aš manau, kad viena iš profesijų, kurias tikrai yra mano širdyje, tai eskavatorininko. Man niekaip neatsibosta. Galbūt ne tiek daug kasiau, jeigu kasiau ten, nežinau, 100 valandų iš eilės, tai gal ir atsibostų, bet dar tikrai ne tik neatsibodo, bet toksai yra toksai azartas, toks įdomumas. Šitas tarakonas, kaip suprantu, yra dabar po metų naudojimo. Va, durys veikia, prieš metus neveikia, dabar veikia. Čia, lipam į vidų. Kiek jisai matė per metus laiko jau dalykų. Šidarom duris. Va. Opa. Rankenėlė. Daug dalykų pasikeitė per metus laiko. Čia vat mes turime Tesla. O, saugiklių visokių įdėta. O, ekranai įsijungia. Kiek čia rodo? Čia dabar yra 15 laipsnių, kaip suprantu, variklis ir 27 laipsniai salonas. Dėl to, kad uždarytas yra, saulė prišildė. Toj padarysime, kad variklis bus šiltesnis už saloną. Nu ką, vedam? Lygina, kad pas mūsų pievutė. Pievutė. Garažą. Prabudas, ar pažvelgti. Žvelgti namoko. Štai pravažiavom, iš tikrųjų.
Nu, va, palyginau. Iš čia vat nubraukiau į tą duobę. Ir bus gerai. Dar su traktoriu gal prabrauksiu, čia net vibruot nereikia. Ir bus liuks. Bus jau Saulius patenkintas šiuo klausimu. Mano žmona romantika užsiema. Kam sodinti tos žirnius? Jeigu čia sėdžiu kovo mėnesį ir žirnius griaužiu. Aha. Parduotuvė yra. Kam reikia sodinti? Ką? Markti. Vat logika. Miestietė kalba. Kovo mėnesį žirnius sėdu. Miestietė kalba šičia. Bet čia tokie galingi. Antrą šoko auginti. Ja, brandoliniai. Černobiliniai. Aha. Kaip pasakyto. Iš tos kartos žmonės. Kažkokia šakava. Makaluoja senai viršai. Nudžiūvusi. Gatukas bando ją nukrapstyti. Reikia kablį. Na, nukris kam ant galvos. Tokia, iš kur jinai tenai. Ai, gal nuo viršaus skrito. Nuo eglės, viršūnės. Man tai kokia eglė. Dvi eglės čia. Tuoj pasiimsiu šiupelį. Šiupeliuką paimsiu. Gerai. Čia faina. Du tokie kamienai. Eglutės. Čia labai gražus dangus. Nu, pareina. Katukas. O, kabina. Byra visokie šapai, na? Valiau! Numetė. Bet nemaža šakelė tokia. Nu, džiuvena. Va, kaip gerai. Iškart į laužą. Mūsų landšaftą papuošė. Nu gerai, ačiū labai tau. Truputį paspaudžiau su kaušu ir bus gerai. Nes čia visieną jau pritrambuota gerokai. 3 cm 4 prisitrambuos patys. Nu viso. Saulius patenkintas jau. Viskas ir liuks. Ten irgi jau gražu. Mūsų sekantis darbelis šiandieną yra nusikrauti šiferius nuo 10 ant 10 ir susirinkti kojas, kurias mes ruošime dėti čia vat. Čia mums reikia tiek kojų, 3x3 9 kojų reikia.
jaunimas jau sunešėta, ne? Aha. Gerai. Pasirodo, kad mes buvom apdirbę jau iš šonų, nufrezavę viską. Ir kadangi nufrezavę viską, reikia tik tai sutikrinti. Sutikrinus pasirodo, kad reikia dar pafrezuoti pusmetrį, nes prie tų geležinių, kai glausis, tenai turi būti ir išfrezuotas vidus. Tai va čia va dar prafrezuosim truputį. Ir dar vieną koją ilgą atsinešėm, tai ją irgi reikės nupjauti ir prafrezuoti iš visų pusių arba iš tiek, kiek reikia. Ir tada liks mums nusipurkšti su antiseptiku. Čia šiandienos darbai tokie. Supratas, kad nors? Kas tas antiseptikas? Linksi galvo, kad suprato, iš tikrųjų niek nesuprato. Kažką supratau. Gerai. Jaunimas teritoriją vat išloja. Paskui mes čia susiguldysim visas tas kojas ir bandysim nupurkšti. Mes čia išloja. Visada po žiemos reikia išloti. Daug bordako, vėjas padaro, a ne? Per daug. O, gerai. Žinau, kad mes čia neperpėsim, bet mes pabandysim. Gerai, laikote lygiai, ne? Jo, šitų žmonių 3 žmonės dirba. Dabar reikia paversti gražiai. Dulkės eina, fu. Dar sėki. Dabar čia. Šnegi. Gerai. Gerai bus. Gerai, dabar. Minutė praėjo. Nu ir paskutinis darbelis, kuris liko, tai mes persipėjom koją. Ilgą vieną padarinam per pusę ir mums ją reikia nufrezuoti. Va čia va šitą. Vieną nufrezuoti vieną kampą, kitą nufrezuoti 2 kampus ir dar galiuką, kur metalas liesis. Ir viską nupurkšti su antiseptiku. Tai va aš purkšiu su antiseptiku, o jie Paulius su Mykolu frezuos. Ir šiandieną bus baigta. O kaip smagiai ir greitai visos pusės nudažytos, galim taip sakyti. Patiko procesas? Jūsų? Ką? Taip. Yes, sir. Kareiviai. Gerai, liko paskutinis darbelis. Tai ten, iš kur mes paėmėm visą tai, reikia šiferiais uždengti. Tenai nuo pusė, jeigu mes atidengiam ir neuždengiam. Na? Yes, sir. No, sir. No, sir. Gerai, einam.
Mafija. Ko tu ieškai tarp rudeninių lapų? Ką? Kažką ieškai tarp rudeninių lapų? Ieškau. Tai ką ieškai? Nykštukų. Nykštukų? Elfų. Elfų? Man asociacijos nykštukų yra kažkokios iš vaikystės. Kai eidavom pas nykštukus. Nežinau, ar čia po kaituko reikėdavo eiti, ar nežinau, ar ant puoduko sėstis. Ar ne? Neatsimeni pas nykštukus? Neidavai? Neatsimenu, kas tai reikšdavo. Tu pabūk čia, aš tai ateisiu. Tomai, atsinešiu šitą kastuvą gerai. Aha. Čia dabar užsiema sodininkystę. Mes sodinsime šičia sodinsime vyšnę. Paskui čia sodinsime vyšnę. Tiesiai. Čia sodinsime vyšnę. 3 vyšnės bus. Ir čia yra juodasis serbentas. Ir visa tai bus vienoj juostai. O tai va, hop, iki to maišo. Mums padovanoja bendradarbis medukų. Ir reikia pasisodinti. Šiais metais apskritai žadu kriaušių nusipirkti, pasisodinti, nes pas mus nėra nei vienos. Tai bus sodinimo. O dabar bus 3 vyšnės, 1 juodas serbentas, paskui bus čia šiandieną avietės ir bus slyvukai geltoni. Tai va tiek mes gavom dovanų, reikia sodinti šiandieną. Va čia bus avietės, paskyrėm šitą teritoriją, galvojam 1, 2, 3, 4. Ir tada galės jos, kadangi plečiasi, vat galės ir plėsis, dabar kai tik šešėlis rodo teritoriją visą, galės plėsis į visas pusės. Taigi čia bus aviečių teritorija, šalia šiltnamio. Saulės gaus visą dieną. O slyvukas keliaus šalia slyvos, kuri yra mėlyna ar violetinė. Violetinė, man atrodo. Mėlynų gal nebūna. Taigi galvojama čia vat, kažkur tai ten, vat, tas kupstas, kur yra. Kodėl čia į tą užkampį? Todėl, kad čia yra kaip ir miškas, čia mažai to veiksmo vyksta ir čia vat yra tinklinio kampas ir kaip ir čia irgi mažai veiksmo vyksta toj vietai, o slyvukai geltonieji ypač mėgsta tręšti viską aplinkui ir tenai paskui įlipi kaip į šūdą kokį, todėl tegu tręšia šičia į šūdą kokį. Kaip sodininkams sekas? Mes bandėm iš ten tas avietas. Pasodinom porą iš ten. Aha. Viena ta buvo. Kažką aš nulaužiau, matau. Tai gerai, dabar čia mes turim kiek? Čia rūšis kitokių, žiūrėjau. Čia yra 1, 2, 3, ne? Ar dar ne? 3 yra, dabar nebesodinsim daugiau čia. Na. Čia realiai tilto dar 4, čia prie Pukės. Čia įsispaudžia tie lapai smarkiai. Traša. Čia serbentas, va. Jau yra. Akmenuką padėjo, kad aš neužminčiau. Tenai toliau, vat irgi matau, jau augo kažkas tai. Vyšnė. Nemaža vyšnė. Truputį mažesnė vyšnė. Ir čia irgi nemaža vyšnė. Nu va. Įdomu, ar tokios vyšnių jau duoda
Šis metais sužinosim. O čia slyvos teritorija. O, nemaža slyva. Pagal ūgį tai truputį aukštesnė už mane, tai galim sakyti 1,90 m. Nu, stebėsim. Nu kaip diena, Simai? Gerai. Gera diena, ne? Visai fainiai čia sodybai. A ne? Nedirbti. Nedirbti. Nu kartais ir dirb gerai. Nu ką, viskas čia uždengiam. Aha, uždengiam viską. Pasiėmėm ko reikėjo, užkonservavom. Va, čia nudažėm. Aišku, čia turėtų lyti rytoj, bet nieko tokio. Rytoj, jeigu nelys, tai dėsime tas kojas turbūt į viršų jau. Viso, tiek žinių šiandieną. Iki susitikimo kitą dieną. Ate.